Tai dabar apie tas būsimas rungtynes su Eurolyga, su Realu. Kaip manai? Aš manau, kad vis tiek susitiks dvi labai aukštos lygio komandos su labai daug patyrusių gerų žaidėjų, du geriausi Europos treneriai. Turi tikrai būti labai įdomu. Labai daug gerų lietuvių aikštelė yra, tik tai vienas senas dar nelabai dar. Tai kad kitas senas Realė, žiūrėk, kaip siautėja. Tai senas, tai matai, Abudu jie jau ten tą beveik savo seni. motoriuką įsijungia kaip Karsonas ir varo jisai, žinai, kaip ant batareikos, o pas mane nėra motoriuko, man reikia su laiku jį tik tai, žinai, kažkaip įjungti. O ką, jie abudu žaidžia tikrai puikiai, pradėjo sezoną labai gerai, tikiuosi, kad jie ir toliau tą sezoną taip tęs įspūdingai, išskyrus ketvirtadienį, tegul prameta visus metimus, tegul, nežinau, tegul jam kojas nelabai laiko, tik ketvirtadienį, aišku, paskui tegul nuvažiavęs tavo tą Ispaniją daro, ką nori. Ir tiek žinių, žinai, o sakau, kad rungtynės bus sunkios tiek mums, tiek jiems, tai čia faktas, tikrai, aišku, sakau. Kitaip turbūt negali, kai susitinka tokios dvi stiprios komandos. O pas jūs fanų susirenka daug, nes buvau per Eurolygos varžybas Olimpijakose praeitą savaitę, tai taip Įvairiai, pas mus labai įvairiai irgi. Problema yra ta, kad tų fanų tikrai susirenka normaliai, bet kaip salė 20 000, tai atrodo, kad jinai pustuštė. O nežinau, aš manau, kad su tokiu kaip Madridu tai jau turėtų ateiti vis tiek.